reikia melstis, kad Dievas tave girdėtų? Ar reikėtų atsiklaupus melstis? Ar reikėtų sudėjęs rankas melstis? Ar galbūt tinkama vieta yra kažkur nuvažiuoti, ar į Jeruzalę, ar prie Raudų sienos, ar dar yra kažkokia šventa vieta, kur Dievas mus geriau girdi? Kaip šiuolaikinis krikščionis turėtų melstis? Į šitos klausimus mes dažnai atsakome savaip, taip kaip esame išmokinti, taip kaip mums kažkas papasakojo. Žiūrint į Jėzų Kristų, į taip kaip jisai meldėsi, kaip jisai rodė savo mokiniams, kaip reikia melstis, jisai sakė: melskitės taip: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandieną ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Jėzus Kristus nemokino mus melstis atsiklaupus, atsistojus, sudėjus rankas ar kažkokią pozą. Jisai nesakė nuvykti į vieną ar kitą šalį tam, kad jisai mus galėtų geriau girdėti. Jėzus Kristus nori, kad mes savo žodžiais kreiptumės į mūsų dangiškąjį Tėvą ir prašytume Jo tų dalykų, kuriuo mums reikia. Prašytume tos kasdieninės duonos. Jisai nori, kad mes atleistume vienas kitam. Jeigu neatleisime, tai mūsų dangiškasis Tėvas mums neatleis. Taigi kreipkis į Tėvą paprastą maldą, savais žodžiais. Tai, kas būdi tavo širdyje, išsakyk jam, jis tavęs laukia. Padaryk tai dabar. Tiesiog maldoje kreipkis į jį: Tėve mūsų. Būkit palaiminti.